Svetainės dizainas. Nuo ko priklauso kaina, terminai ir kaip verslininkui, neprogramuotojui žinoti, ką jis gauna, už ką jis sumoka, ko galima tikėtis. Apie tai būtent ir yra šis video. Čia yra vienas iš kelių epizodų, aš turėsiu apie 10 video, bus video serija apie svetainę kūrimą su WordPress, bus keli pagrindiniai video apie dizainą, apie kūrimo metodą ir apie svetainės kainą. Dabar šitoje schemoje mes esam štai čia, mes kalbėsim apie dizainą, apie 3 pagrindinius, sakykim, dizaino šaltinius, kur paimti, kaip jie skiriasi ir ką reikėtų žinoti verslininkui prieš užsakant arba atnaujinant tinklapį. Gerai. Šitoje schemoje mes kalbam apie dizainą. Yra 3 pagrindiniai variantai, iš kur gali atsirasti dizainas. Jeigu jūs turit seną tinklapį, gali būti senas dizainas, gali būti perkamas naujas dizainas ir gali būti kūrimas naujas dizainas nuo nulio. Kam įdomu, detaliau apie kiekvieną dabar ir papasakosim. Gerai. Kada reikalingas dizainas? Kai yra kūrimas naujas tinklapis arba kai yra keičiamas senas tinklapis naujinimas. Labai svarbu šitoje vietoje turiu pakomentuoti, kai klientai rašo, kaip ir mums rašo, norim atnaujinti svetainę, kiek kainuos ir panašiai. Realiai atnaujinimai yra keli tipai. Ką reikės atnaujinti? Jeigu turit turinio valdymo sistemą, pavyzdžiui, WordPress'as yra senas, reikia atnaujinti tik viduje, turinio valdymo sistema čia yra atnaujinimas. Ir reikėtų žinoti, koks atnaujinimas. Turinio valdymo sistemos. Galima turėti, pavyzdžiui, seną WordPress'ą, pereiti ant naują dizainą, pakeisti, kad išvaizda būtų nauja, o duomenys liktų seni, kad nereikėtų kelti paveiksliukų, teksto aprašymų iš naujo, ypatingai jeigu elektroninė parduotuvė, galima išimportuoti arba palikti seną duomenų bazę. Čia būtų išvaizdos atnaujinimas, sakykim, fasado atnaujinimas. Ir gali būti naujinama visa svetainė, tai būtų dažniausiai, sakykim, jeigu migruojam, pavyzdžiui, iš Joomla į WordPress'ą, iš Shopify WordPress'ą, tai būtų jau migravimas, kai yra keičiamas ir dažniausiai dizainas, ir duomenų bazė, ir viskas, kas buvo. Labai svarbu šitame žingsnį nepraleisti, jeigu turėjot kažkokias savo pozicijas, padaryti tinkamą migravimą. Gerai. Pagrindiniai dizaino šaltiniai, jau kaip ir sakiau, senas dizainas, perkamas ir kūrimas nuo nulio. Dabar apie kiekvieną detaliau papasakosiu, kur galima paimti seną dizainą. Senas dizainas gali būti jūsų, sakykim, turėti kažkokį, pavyzdžiui, jis patinka. Kokiu atveju jis gali būti naudojamas. Parodysiu vieną tikrą atvejį. Čia yra istorinė prezidentūra.lt. Čia yra mūsų klientas. Turėjome tokį atvejį, kai jie turėjo labai pasenus Joomla buvo, jie norėjo pereiti, tikslas buvo toks, išlaikyti seną dizainą, bet turėti naują turinio valdymo sistemą, kuri būtų žymiai patogesnė. Tai buvo labai švarus. Buvo švarus WordPress'as be papildomų konstruktorių ir panašiai. Švarus WordPress'as su senais failais, dizaino failais. Kažkam gali patikti senas dizainas. Čia papasakoju apie šitą atvejį. Tai dizaino failai gali būti seniai PSD arba Figma formatu arba kažkoks kitas formatas. Mūsų atveju mes turėjome iškopijuoti, čia antras variantas, iš seno HTML kodą ir užmauti ant naujos turinio valdymo sistemos. Tinka tiems, kam patinka senas dizainas. Gali būti perkamas dizainas. Tai šitoje vietoje labai svarbu atkreipti dėmesį, kad galima nupirkti dizainą. Yra tokias parduotuvės, štai čia turi būti video, bet jo nerodo dėl to, kad aš žiūriu per inkognito, o realiai YouTube jis atrodo štai taip. Jums turėtų pilnai vaizduoti visą video. Labai rekomenduoju jį peržiūrėti. Čia pasakoju apie tai, kaip galima parduotuvėje, dizaino parduotuvėje, Template Monster, yra daug kitų parduotuvių, kaip galima išsirinkti, į ką atkreipti dėmesį. Beje, video pabaigoje paminėsiu, kad čia yra toks sąrašas puslapių, rekomenduojama puslapių, kam įdomu, kokie puslapiai turėtų būti, ką atkreipti dėmesį. Irgi bus atskiras video, padarysiu apie tai vidinio puslapio dizainas, nes kai užsakomi tinklapiai dažniausiai nėra sutarta, o kokie vidiniai puslapiai bus paruošti. Labai svarbus irgi momentas užsakant tinklapį. Gerai, grįžtam tada prie perkamo dizaino. Tai iš tokių parduotuvių, dabar kalbėsiu toliau tik apie Template Monster, galima užsakyti dizaino failus. Tik tai dizaino failus galima nupirkti arba galima nupirkti visą mokamą temą su dizainu. Dažniausiai, aš sakyčiau, 80-90% kurie tinklapius jau perka temą, kuri yra patogi, su tema galima greitai, kuri yra paruošta galima greitai, palyginus greitai startuoti per dieną, per savaitę galima startuoti. Bet yra tam tikri trūkumai. Labai rekomenduoju, jeigu jūs planuojate užsakyti tinklapį ir nežinot, ar jūs
pas jūs bus mokama tema naudojama ar kūrima nuo nulio, labai rekomenduoju peržiūrėti šitą video. Jis atrodo, atrodo štai taip, gal 10 minučių užtruksit, bet žinosit viską apie tai, ką jūs gaunat, dėl ko jūs sutarėt su agentūra, su programuotojais. Tai, jeigu yra perkami tik dizaino failai, tada šitoje schemoje, jeigu perkamas dizainas, jau nebebus viena diena. Čia perki failus ir turi užmauti ant, sakykime, mes kalbam apie WordPressą, turi užmauti ant turinio valdymo sistemos ir tai gali užtrukti 30 dienų, 60 dienų, priklauso nuo sudėtingumo. Jeigu yra perkamas dizainas ir su tema, kaip čia yra parašyta, bus panaudojama mokama tema, procesas yra labai greitas. Toliau. Ir pats brangiausias variantas, brangiausias, ilgiausias, tai yra kurti dizainą nuo nulio. Kai jūs bendraujat su dizaineriu, jis pagal jūsų pageidavimus, išklauso visus pageidavimus, turi suprasti jūsų konceptą ir tada turi padaryti jums, kaip ir dažniausiai procesas atrodo taip, kad yra kažkokie klausimai yra, jūs atsakote klausimus, tada jis paruošia jums kelis variantus, kur jūs galite judėti, kas patinka, kokie variantai dizaino, taip brėžinukai išrinkat ir tada sukūriamas prototipas, kitaip tai dar vadiname wireframe'ai, ir ant tų wireframe'ų, jau čia kaip yra bazė, kūriamas galutinės dizainas iš jūsų atrinkto varianto, jau kūriamas galutinis dizainas. Vėlgi, bendraujant su dizaineriu, labai svarbu dizaineriui pateikti sąrašą puslapį, kokie puslapiai turi įeiti į dizainą, nes jis turi sukurti dizainą tituliniam, dažniausiai apie mus, kontaktai, ar ten bus forma ir panašiai. Paimkite šitą sąrašą, nuspręskit, kas jums, čia mes pažymėjom WordPress'ui, tai yra paprasta info svetainė, dažniausiai kokie puslapiai yra užsakomi ir elektroniniai parduotuvė. Jeigu jūs naudojate trečią variantą, tai galima ruoštis, čia gali užtrukti, kažkas pasakys 30 dienų, bet aš praktikos pasakysiu mažiau nei per 2 mėnesius. Dažniausiai dizainą negausiu. Reikia planuoti 60 dienų dizainui ir, kad nebūtų jokių nesupratimų, atiduoti dizainerių sąrašiuką pageidaujamų visų puslapių, kurie turi turėti atskirą dizainą. Apie tai bus atskiras video, vėlgi jis bus surištas arba, priklauso kur žiūrite, YouTube bus aprašyme arba šitame puslapyje, jeigu čia skaitote, tada bus pabaigoje, rekomenduojame dar kiti video, su kuo reikėtų susipažinti. Gerai, grįžtame tada prie mūsų schemos. Čia apie schemą papasakoju, bet reikia žinoti kelis dalykus. Apie dizainą, apie mobilaus dizaino kūrimą ir apie teisinius klausimus. Dabar apie mobile design. Dabar dauguma agentūrų pradeda kurti nuo mobiliųjų, nes apie 80 priklauso kokia yra niša, apie 80-90% srauto, čia yra vidurkis, jau narša iš mobiliųjų renginių. Tada labai svarbu išdirbti mobilų dizainą. Tai, sakau, yra dabar jau kaip nauja tendencija, pirma kūrimas mobilus dizainas ir tik paskui versija kompiuteriui. Tai kam įdomu, galite irgi čia paskaityti, bet yra teisiniai klausimai. Čia gal vienas iš tokių svarbiausių, kai jūs perkat dizainą iš parduotuvės. Labai svarbu atkreipdėmėsi į licenzijas, ar nuotraukos, kurios yra toje temoje, ar jos įeina, nes jūs galit nupirkti dizainą, bet nuotraukos yra ne dizaino dalis. Reikia skaityti sutartį, kai nesutartį, o ten aprašymą tos temos. Jeigu jūs užsakat iš dizainerio, irgi kalbėkit, ar tie paveiksliukai, kurie jums yra pateikti, paveiksliukai yra pagrindiniai 3 elementai. Paveiksliukai, ikonėlės ir fontai. Fontai kartais yra mokami. Man teko turėti atvejį, kai labai, sakykime taip, iš biudžetinių, norėjau sakyti didelę, iš rimtos organizacijos turėjome klausimą, kuo greičiau pašalinti naudojamą fontą dėl to, kad kažkokia teisės kontora parašė raštą, kad jūs naudojat mūsų fontą, prašome sumokėti kažkiek, nežinau, tai ten jau perdavėm teisininkam bendram, bet mūsų darbas buvo pašalinti. Tai fontai turi būti nemokami, arba jeigu jie yra licencijuojami, mokami, reikia įstikinti, kad ar jūs tikrai sumokat, reikia žiūrėti. Teisinius klausimus siūlau perskaityti ir čia aptarti jau atskirai. Ir dar turiu pakomentuoti dėl greičio. Daug kam patinka animacijos, visą laiką
yra tokia taisyklė. Kuo daugiau animacijų, to prastesnis greitis. Ne tai, kad jeigu jūs pradėsit kažkokią animaciją ir bus plus 20 sekundžių krovimus, ne, bet kuo daugiau yra įvairių animacijų, to ilgiau užtrunka užkrauti tokius failus. Dažniausiai tai yra daroma, nežinau, JS-as, jeigu CSS-as greit kraunamas. Bendrai taisyklė. Jeigu jūs norit kažkokio fancy dizaino, žinokit, kad kažkoks bus kompromisas su greičiu. Ir vidinio puslapio dizainas. Apie šitą jau buvau pasakęs. Padarysiu atskirą video, jis bus susietas ir bus nuoroda prie šito, bet dar labai rekomenduoju, štai čia jau yra paraštas mūsų postas įrašas apie tai, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Labai rekomenduoju susipažinti, dėl to, kad čia yra klausimai su atsakymais. Jeigu jūs perskaitysit ir nusiųsit, tiesiog galite iškopijuoti klausimus, nusiųsti savo agentūrai ar programuotojai, jūs išvengsit labai daug nesupratimų šitoje vietoje. Labai daug nesupratimų kyla, kai vienas nesuprato, ką užsakė, o kitas padarė, nes jam nebuvo kitaip pasakyta. Ir čia vienas iš elementų yra labai svarbus elementas SEO, nes iš praktikos galiu pasakyti, mes esam kaip ir, mūsų specializacija yra SEO optimizavimas. Ką mes matom dažnai, kai užsako užsakovas tinklapį, kažkas padaro tinklapį ir maždaug apie SEO pokalbis buvo toks, kad ar SEO bus? Vienas paklausė, kitas atsakė, SEO bus. Vienas suprato, kad jis nori, arba jis užsako pilną vidinį optimizavimą, o kitas turėjo minį, kad jis įdiegs SEO pluginą. Tai kad neturėtų tokių nesupratimų, paimkite klausimus, nusiųskite agentūrai, čia parašym atsakymus, žinosit maždaug, ko tikėtis, kaip interpretuoti atsakymus ir aš beveik įstikinęs, kad jūs turėsit mažiau nesupratimų, kai gausit galutinį tinklapio variantą, visiems bus lengviau, kai šitie klausimai bus aptarti. Tiek yra šiam kartui, jeigu yra naudinga, jeigu daugiau norit tokio turinio, spauskite like, jeigu spausit dislike, žinosiu, kad mažiau tokio turinio reikia. Bendrai komentuokit ir žiūrėkite kitus, laukit dar naujų video apie svetainę kūrimą. Susimatysim kitam video. Iki. Jeigu video patiko ar buvo naudingas, spauskite like. Čia yra resursai, kur surasite daugiau informacijos. Antrą punktą rekomenduoju verslininkams, kurie planuoja keisti arba užsakyti naują WordPress tinklapį. Čia bus atsakyti klausimai apie svetainės kūrimo kainą, nuo ko priklauso kaina, kokius klausimus užduoti programuotojai arba agentūrai prieš užsakant tinklapį. Daugiau edukacijos apie rinkodarą, SEO ir dirbtinį intelektą SEO trečiadienis. Jeigu reikia pagalbos su rinkodara arba su SEO, easyseo.lt prie kontaktų surasti formą. Visiems, kas tingi bet ką vesti į paiešką, YouTube pabaigoje kiekviename video bus grojaraštis svetainės kūrimas, pilnas gidas verslininkui arba WordPress mokymai. Taip pat apačioje aprašyme bus nuorodos į visus resursus. Į klausimus galima užduoti per Facebook grupę, čia gali prisijungti, arba YouTube komentaruose. Like, subscribe, iki.